Dar vienos specifinės, dažnai pamirštamos pacientės po onkologinės ligos, Mhm. kada joms yra reikalingas krūtinės atstatymas. Ką šioms moterims reiškia ši operacija? Turbūt už tų istorijų, už tos ligos slypi daug skaudžių patirčių? Taip, tai, dažniausiai atstatom labai galima įvairiais būdais atstatyt krūtinę, labai priklauso nuo to, koks gydymas yra iš pradžių parenkamas, ar reikalingas spindulinis gydymas. Tai vis tiek dažniausiai yra šalinama dalis arba visa krūtinės dalis ir tada pagal tai, ką reikia atstatyti, renkama operacijos tipo. Taip pat dar, jeigu yra nustatoma BRCA geno mutacija, tai būna, kad net ir kaip profilaktinė mastektomija krūties pašalinamas ir tada vienmomentiškai atkūrimas implantais. Tai iš pradžių onkologinės pacientės visą laiką nori išgyventi, kad viskas būtų gerai, o kai jau praeina tas sunkus laikotarpis, nu, aišku, atsipalaiduoja ir tada jau pradeda jau iš pradžių sako, man nesvarbu, jūs tik padarykit, kad aš būčiau sveika, o paskui jau tas požiūris, jau kai jos pasveiksta, jau tada galim užsiimti įvairiais dailinimais. Tai vat, bet šitos operacijos yra labai svarbios, am, ir tiesiog tikrai labai labai pagerina gyvenimo kokybę, nes, nu, tu prarandi savo moteriškumą, aš taip įsivaizduoju, kai netenki vienos arba netgi dviejų krūtų.